Tai kaip suformuluoti skelbimą, kad jie atkreiptų dėmesį aktyvus ir tikslo siekiantys žmonės? Jeigu jūs atsiversit skelbimus, darbo skelbimus, dažnai jūs pamatysit, kad skelbimas netraukia dėmesio, nepatraukia. Pavyzdžiui, jūs. Skaitai, pozicija nėra patraukli. Aišku, gali būti, kad jinai patraukli dėl to, kad labai įdomi kompanija, žinoma kompanija, patrauklus darbdavys ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, ten išdėstyti reikalavimai būna. Dažniausiai mes norim, kad jis būtų toks, įsilieti į ten kokią tai komandą. Žiūrėkit, mes sakom, norim pritraukti. Tai koks skelbimas turi būti? Tai turi būti pardavimo skelbimas, kaip reklaminis skelbimas. Jūs pasimkite bet kurį reklaminį skelbimą, ten yra keli elementai. Ten visada yra teigiama emocija, ten visada yra kažkoks pažadas, jums žada kažką, nesvarbu ar didelė nuolaida, ar geras kelionės, gerus įspūdžius, ar dar kažką. Tai pardavimo skelbimas, jeigu mes norim pritraukti, jis lygiai taip pat turėtų būti formuluojamas kaip reklaminis skelbimas. Ir ten turėtų skambėti, ką kompanija gali duoti, ką gali duoti ta pozicija, kuo tas darbas ar funkcija yra įdomi. Ir aišku, jeigu mes sakom aktyvius ir tikslo siekiančius žmonės, tai gerai, pagalvokim, kas tiem žmonėm yra svarbu. Dažniausiai tas žmogus, kuris formuluoja tą skelbimą, pats yra aktyvus ir tikslo siekiantis. Tai paklauskim savęs, o tai koks skelbimas mane patrauktų? Kas man parduotų tą poziciją, kokie žodžiai, koks tekstas? Bet kokiu atveju mes turim parduoti tą poziciją, mes turim parduoti savo kompaniją. Jeigu, aišku, mes dar neturim to gero įvaizdžio, kad žmonės veržiasi pas mus ir patys prašo, priimkit mane. Tai šitą praktiką susiformavo nuo senų laikų, kada darbo būdavo prie tvoros duodavo, teisingiau prie vartų, žmonės ateidavo, laukdavo ir tada įvardindavo, kokių žmonių reikia. Ir kiek žmonių reikia, tai vat nuo tų laikų. Sunku pasakyti, tiesiog tokie įpročiai yra. Ne visi taip daro, ne visada, bet labai dažnai. Ir iš vadovų kartais girdžiu, darbuotojų yra kiek nori. Žinai, tau nepatinka, eik iš čia, aš paimsiu kažką tai kitą. Ir kažkodėl tai ta nuostata jinai vis dar yra. Aišku, jeigu mums nereikia žmogaus, kuris pats galvoja savo galvą, kuris yra motyvuotas, kur iniciatyva reikalinga, tai taip, bet kas gali tą padaryti? Bet aišku, jūs ir nemokėsit jam daug. Jūs mokėsit tam žmogui, kuris nori, geba, yra pasiryžęs ir padarys darbą. Bet tada tam žmogui turi būti patrauklu. Pagalvokime, kuo mūsų kompanija bus patraukli jam. Parašykim jam tai. Kitas klausimas buvo, kaip atpažinti, kad jis tikrai toks yra. Visų pirma, tai jūs visada pamatysit, kad žmogus turi energijos ar neturi energijos. Jis yra aktyvus ar neaktyvus. Kitas dalykas, nesileidžiant labai giliai į detalės to pokalbio priėmimo į darbą, nes jis irgi turi savo logiką, savo struktūrą, dėsnius ir gana sudėtingas procesas. Bet keletas pastebėjimų. Pavyzdžiui, mes klausom žmogaus, kas tau yra sėkmė, ką tu laikai sėkmingais dalykais tau? Ir jūs aiškiai labai išgirsite, jeigu žmogus sako, man sėkmė yra, kai aš pardaviau kažką, kai padariau, kai nuveikiau, pastačiau, nuvažiavau. Vieni žmonės taip sakys, kiti sakys, sugalvojau, atradau, išanalizavau, sukūriau sistemą kokią nors. Jūs matote, kad vienas yra tas žmogus, kuris mėgsta dirbti su skaičiais arba su sistemom, o kitas yra žmogus, kuris mėgsta daryti. Paprastas pavyzdys. Jų, aišku, yra daugiau tų variantų, bet kitas gali būti papasakok apie tai, kas tavo gyvenime pavyko. Jis jums papasakos, kas yra sėkmė. Klausimas, kas tu norėtum būti? Kokios karjeros tu nori? Vėl, vieni žmonės sakys, aš noriu būti vadovu, aš noriu nuveikti, padaryti. Kitas sako, aš noriu tapti gerų specialistų. Iš to, kaip žmonės atsakinėja, jūs aiškiai matot, kur kryptis. Ar tas žmogus yra nepakeičiamas analitikas, arba gebantis išlaikyti rutiną,
Nes irgi paradoksas, mes labai dažnai ieškom aktyvių, energingų, iniciatyvių. Man tik tai klausimas, o kas darys rutininius darbus? Nes didelė dalis darbų, didesnioji dalis darbų, bet kurio įmonėje yra rutininiai darbai. Netgi pardavimas yra rutininis darbas. Nors taip negalvojama. Ką reiškia rutininis? Jūs kiekvieną dieną einat pas tos pačius klientus, pardavinėjat tos pačius produktus, jūs turit susitikinėti su klientais tam tikrų periodiškumu. Ta periodiškumą reikia sekti. Tu negali pamest kliento, jo reikia rūpintis, kalbėti dalykus, kuriuos jau vieną kartą sakėt, skirtingiem klientam kalbėti tą patį. Čia yra rutina. Ir aš esu sutikęs tokių žmonių, kurie yra energingi, iniciatyvus. Juos užknisęs pardavimo darbas yra. Kodėl? Dėl to, kad jis turi daryti rutininius darbus. Tada ką jie daro? Nėra taip, kad jie meta pardavimą. Jie meta klientus. Ir pavyzdžiui, parduoda klientui ir pamiršo. Mes klausim, žiūrėk, tu paskambinai klientui ten. Pamiršau. Arba, kad jam nereikia skambinti. Kai jis jau nupirko, jis dabar po 2 metų pirks, aš po 2 metų ir paskambinsiu. Gali būti taip, kad mūsų įmonės politika tokia, kad taip, mums reikia tokių žmonių, kurie pardavė ir metė. Gerai, metė čia negražus žodis. Paliko. Metė ir nuėjo prie kito kliento. Gali būti taip, mums reikia užimti rinkos dalį. Tai ne kliento aptarnavimą užimsim rinkos dalį. Rinkos dalį užimsim aktyviai paimdami tuos klientus. Jau kas su jais vyks po to yra antras klausimas. Jis yra svarbus, bet tikrai ne pirmo svarbumo klausimas. Ir atvirkščiai, gal mums reikia išlaikyti rinkos dalį. Mums reikia išlaikyti klientus. Mes norim padaryti, kad lojalūs klientai mūsų sudarytų ne 30% pardavimų, bet 80%. Tai ką reikia? Su senais dirbti. O čia yra rutina. Ir kai kurie žmonės, tokie yra labai aktyvūs, iniciatyvūs, energingi, tiesiog netinka tam darbui. Jie to negali padaryti. Čia kaip taisyklė? Čia yra tendencija. Tendencija. Tai ar teisingai suprantu, kad labai svarbu dar įsivardinti ir pačiam, kokiam darbui bus reikalingas? Taip, mes tiksliai turim žinoti, ko mes siekiam, tai yra kokie bus tikslai formuluojami tiem žmonėm. Ir mes patys turim gebėti tam žmogui paaiškinti. Ir parašyti tam skelbime, ko iš to žmogaus mes norim. Dar, pavyzdžiui, pokalbiuose mes galim klausti, kokie žmonės tau patinka? Kas tau yra autoritetas? Pasakyk. Ir žmogus pasako, kas jam yra svarbu, kas jam autoritetas. Vienam Churchillis autoritetas, kitam Einšteinas. Ir jūs matot, į ką žmogus yra labiau linkęs. Aišku, yra tokia bėda iš darbdavių pusės. Tai, kad žmonės jau dabar yra patyrę dalyvauti tuose interviu. Ir jie jau yra išmokę atsakymus. Jie išmokę teisingai kalbėti. Tik tai aš pasakysiu taip, kad visada yra būdas išsiaiškinti, o ką iš tikrųjų tas žmogus galvoja. Ir matyt, paskutinis dalykas yra tai, kad jūs iki galo niekada nesužinosit interviu, ar tai yra tikrai tas žmogus. Jūs visada galite padaryti klaidą. Ir jūs visada padarysit tą klaidą anksčiau ar vėliau. Jeigu jūs dar jos nepadarėt, tai jūs ją tikrai padarysit. O jeigu padarėt, jūs žinot, kad tada tas žmogus atrodė visai gerai. Ir paskui paaiškėjo, ups. Kitas būna klausimas, taro problema. Tai kaip atpažinti, ar žmogus tik tai kalba, ar iš tikrųjų realiai daro? Klauskim, ką jis yra nuveikęs, ką jis padaręs. Paprašykim papasakot detalės, o kaip vyko, o kas dalyvavo, o koks buvo procesas, o kaip tu pasiekei to. Ir kada žmonės turi papasakot gyvas istorijas iš savo gyvenimo, tai neprigalvosi jų, neprimeluosi. Aišku, tiem, kurie ateina į tuos interviu, irgi turiu praktinį patarimą, nesistengt būti kažko tai kitu, negu kad jie yra. Nesistengt pasirodyti geresniais. Kas iš to, kad padarysit geresnį įspūdį, negu kad iš tikrųjų esat? Taigi, tas išaiškės labai greitai ir kas bus?
Jeigu neišmes jūsų po bandomojo laikotarpio, tai bus nusivylimas ir vis tiek jūs turite bėdą su savo vadovu, kuris jumis nepasitikit, nes jūs priputėt miglosiam į akis, jis priėmė ir jaučiasi padaręs klaidą. Kam to reikia? Ir, pavyzdžiui, darbdaviui yra labai svarbu pamatyti žmogų tikrą, koks jis yra. Ir man, kai tenka vesti interviu ir kalbėti su potencialiu darbuotoju ar savo, ar kažkam kitam, tai pagrindinis klausimas, o koks tas žmogus iš tikrųjų yra. Ir būna kartais nematai to žmogaus, nesupranti, koks jis iš tikrųjų. Jis stengiasi būti kažkuom, tai jisai vaidina, jis nepasako, neišsako iki galo dalykų. Tai kartais aš jam sakau, žiūrėk, aš nematau tavęs. Ir jeigu aš tavęs tikrai nepamatysiu, tai tada tu netinki. Nes yra per didelė grėsmė, aš nežinau, kas tu esi, koks tu esi. Jeigu tu neatsakinėjai į klausimus, arba apvaliai atsakinėjai, arba vengi tam tikrų atsakymų. Tu geriau pasirodyk toks, koks tu esi, su savo pliusais, minusais, teigiamam savybėm, neigiamam. Visi turi neigiamų savybių. Bet jeigu darbdavys, aš žinau, kokios neigiamos. Aš žinau, kuo aš galiu uždengti, arba procesais, arba kitais žmonėm, kas gali neutralizuoti tas savybės. Tada aš galiu priimti sprendimą. Jeigu aš nežinau, kokios jos, viskas, nieko. Aš negaliu priimti jokio sprendimo. Netinka tas žmogus. Jis gali labai gražiai pasirodyti.